If your car fucked up, don't panic, don't trip. With these hands, baby, I can do magic, bitch. I can fix any car on the planet, all of them. Hit my line right now, I'm a mechanic. Hit me up. If your car fucked up, don't panic, don't trip. With these hands, baby, I can do magic, bitch. Tai ir mes jau pačiame montavimo įkarštyje prasimėtėm kabeliukus, viską susijungiam, pasitikrinti, ar veikia, garsą turim, mygtukai vairų veikia, taip pat ratukas veikia, tema, kaip matot, yra nauja ID9 BMW, aišku, KSW softas, turime čia visą tą mūsų androidėlį, viskas greitai ir gražu, viskas iš gamyklos, ką tik pas mus atsiųsta. Kas yra gerai su šitą multimediją, kad nebereikia jau mum auks laido, jeigu norit, galite pažiūrėti įrodymas, kad groja be auks laido, todėl kokybė nenukentės, mes tiesiai duodam garsą čia į stiprintuvą ir klausomės. Pažiūrėkit, koks ekranas buvo prieš tai ir kokį turim dabar iš CCC į modernų gražų ID9. Ką einame toliau krapštytis ir žiūrėsim, kaip viskas čia baigsis. Štai ir viskas vietoje. Labai gražiai viskas prisisuko ir prisitvirtino. Kaip mato, 10,2. Ekranas iš per daug niekur neišlenda, pačios visos ertmės puikiausiai užsidarė. Susimontavo grotelės, tai vat, visi klausit, kaip atrodo E70, E71, taip mum ir dar nebuvo progos jam sumontuoti, bet šiandien tai padarėme. Štai galima kažką dar čia paspausti, jums parodyti, kaip viskas veikia. Šiek tiek daugiau apie tą ID9 temą gal vėliau papasakosiu, bet funkcijos, galima sakyti, visus tokius pat kaip seniau, tiesiog dizainas gerokai modernesnis. Tiek šiandien apie X6, X5, realiai čia yra tas pats ir visi klausimai į PM-ą, viską atsakau, kainas papasakosiu, jeigu domino, jeigu nedomino, irgi galim tiesiog pakalbėti. Iki kitų kartų.